Nuo seno visą gegužės mėnesį kasdien vyksta gegužinės pamaldos, dar vadinamos majavos, kurios skirtos švenčiausios mergelės Marijos garbei. Bažnyčiose giedama švenčiausios mergelės Marijos litanija, kitos maldos. Gegužinės pamaldos dažnai vykdavo ir žmonių namuose. Geriausiai ši tradicija išlikusi Lietuvos kaimuose, kur švęsti gegužinės pamaldų vis dar susirenka aplinkinių namų gyventojai. Namuose įsirengiamas altorėlis su švenčiausios mergelės Marijos paveikslu ir susirinkus prie jo vakarais giedamos šventos giesmės, meldžiamasi. Altorius dažnai puošiamas žibutėmis, javų šakelėmis. Anksčiau po pamaldų vykdavo šokiai, skambėdavo dainos. Kaišiadorių rajone majavo šventimo namuose tradicija aktyviai puoselėjama Nemaitonių seniūnijos Varkalės kaime. Negalima, uždrausta prieš. Sveika Marija, motina Dievo, dangaus mums duota, naujoji Ieva, atmink mus teiki savo širdyje, melsk už mus Dievą. Sveika Marija, motina šventa, visų tyriausia, baisioj ugnyje, nuveski dangų. Sveika Marija. Neskaitysi? Dieve dangaus Dieve, Pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų, Šventoji Marija, melski už mus, Šventoji Dievo gimdyta, melski už mus, Šventoji mergelė, melski už mus, motina nesuteptoji, melski už mus, motina meilingoji, melski už mus, dvasios indė, melski už mus, garbės indė, melski už mus, stabusis maldingumo indė, melski už mus, paslaptingoji rožė, melski už mus, Dovydo bokštas, melski už mus, ligonių sveikatą, melski už mus, nusidėjėlių gynėją, melski už mus, nuliūdusių paguodą, melski už Marija malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Pražydusia Ieva, kiekvienam šlaite, pasklidusiais tūkstant, tu išlaikyk. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, pilnoji viešpats su tavimi, sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, šventoji Marija, Dievo motina, ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tegul ilsisi ramiai
šitie bus jau amžius, nu ir tada ir apranga jau tokia, kažin ko, bet čia neišdarysi. Tai dabar jūs man papasakojat, kas tai yra gegužinės pamaldos? Nu, tas ir yra tęsiasis jau, tęsias Marijos garbinimas. Kai tik gegužis, tada ir tęsias pamaldos Marijai. Jau man 80, o dabar jau aš jau vedėsis mama ir mano. Nu ir visi kaptai sujuda ir susiruošia ir kur nieką nepakalbėsi, vai gegužės, kada vai ir dabar ir pas mane dar valandžių mėnesį. Ar darysi, ar padarysi, ir kiek jau metų čia gyvenami ir vis pas mane, ir moterys eina. Jaunimo nėra, kad būtų. Dabar mieste jaunimas visas. Ir prie rusų nie pas mane buvo, man niekas nedraudė. Ne, aš norėjau padaryti, kad vaikam būtų prisiminimas mano atažavom. Tegu ir dabar, sakiau, kai numirsiu, neapleisk iš tų namelių ir Mariją. Anksčiau tai renka daug ir iš kitų kaimų ateina jaunimo. Nu ir tada šokiai buvo. Gražu vakaras, ir tada daugiau rinkosis. Buvo maldaknygės, tam tik kiekvieną dieną atsivertė ir šios dienos, šios Marijos. Ar kai prie dvasių šventos ir meldės prie sekminės, litaniją ir giesmę giedoj. Visą laiką ir pas mane buvo jau 3 metai rinkomis spalio mėnesį, kai buvo ir vakarais rožinį meldėmės. O šitaip ir gegužis visų laukiamas, visi prie Marijos suklumpa ir meldžiasi. Pas mane užtat, kad aš viena gyvenu, nieks netrukdo, kad ir atvažiuoja mano vaikai ir dabar praeitą šeštadienį buvo. Atvažiavo ir suveina kartu, meldžiasis o antra nenori kitos tokio, kaip jums pasakyti, apymaldos. Ar ne, turi būti visada, renka žmonės, turi būti švariai, turi būti. Niekada pas mane niečia girtavimų buvo. Aš sakiau, darykim ir pasimė. Toks išeina lyg, žinot, kaip jums pasakyti, toks ploja, sako, jį mes meldžiamės, o jį jau ją patkina, jį daro, tai kaip ir visur. Einam darban, tai suvažiuoja, tai kokie gimtadieniai, kitą vėl, Pas jūs ramiau. Galit melstis ramiai. O pas mane ne, jūs ir taip ir žiemą suveina. Nėra jokio vyriško, tai kaip jūs O antra aš visą laiką prie bažnyčios buvau ir dabar ne. Aš dar buvau 17 metų, nuėjom bažnyčiom, kunigas sako, reiktų dabar
pabandykit nevalgyti, kokią pasiaukokit, tokią intenciją padarykit. Nu ir parėjau iš bažnyčios ir nevalgiau ir man rūpėjo, ir jaunystėje buvo, man rūpėjo ir man. O sakykit, altorėlį visą laiką taip pačiai puošiat kas metai, ar kitaip vis kokias gėles pakeičiat? Ar... Ne, visą laiką tik kitam kambarį. Buvo va čia va miegamas, tai čia iš pradžių tu į virtuvį buvo pasidarius. Aš gailinuos, kad aš neėjau į kokį vienuolyną ar kur. O dabar noriu, kad aš atsiskirtų nuo visų. Tegu jos savo eina, kurios nori, kad jos, man reikia melstis ir viskas. Aš mergaitėm sakiau, jau jos ir žino. Aš ir šitą, kai kasu ir darželį, kad man ir sunku, ale ateinu, jeigu ant stalo ir paruošta, aš atsisėdu tikrai ir atsilsiu. Matau, kad Marija, dabar kaip ir Marijos radija, tai diena iš dienos mišios, aš jų klausau ir dvasiškai įimu komuniją. Girdėjau, kad sakė, jeigu negali į bažnyčią, tai gali dvasiškai įimti. O kokias maldas, meldžiatės, ką meldžiatės, kokias maldas ir giesmes galit man papasakoti? Marijos giesmė, litanija, tada Trisveika Marija, prie Marijos, tai Trisveika Marija, tai prie akių Marijos, prie lūpų ir prie širdies. Nu ir paskui va šitas gegužinės pamaldas, nu ir tą pavasario, ir Viešpaties angelas. Va šitos, kur sakiau, Marijos ir litanija, ir tą pavasario, tau čia šitos, o paskui gali kokias ir kitas gali giedoti, kodėl ne. O ar skiriasi dabartinės pamaldos nuo tų, kaip seniau buvo, kai sakėt, sueidavo daug jaunimo, tai apie tas dar truputį. Tas pats, tos pačios, sakau, tikrai, tos pačios. O sakykit, sakėt, kad paskui šokiai būdavo. Tai ar visą laiką būdavo jau po kiekvieną dieną? Buvo šeštadienis. Kai buvo šeštadienis, tada pasidarom ir šokius. Mes ir dabar norėjom ne šokius, ale išeit, kad vakarai gražūs, ir biskį padainuot ant kiemo. Tegu užgirsta, kad mes meldžiam. Aš ir radiją, kai pasivaidžiau, ant langų pastatau mišios. Tegul ar eina kas, ar dirba kaimynka, tegu ir girdi.